Savaitgalį Kėdainių Nevėžis garbingai baigė Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos pirmenybės Kėdainių stadione įveikdamas Trakų komandą rezultatu 2-0. Jau 28 minutę Daunoravičius pasiuntė kamuolį į varžovų vartus. Antrajame kėlinyje kėdainiečiai toliau kontroliavo rungtynių eigą ir po 62 minutę Brazilo Santos pelnyto antrojo įvarčio 2-0 išsiveržė į priekį. Nevėžio futbolininkai užtikrintai užbaigė rungtynes, nepalikę jokių vilčių Trakų komandai ir šventė paskutinę pergalę šių metų pirmenybėse. Iš eilės nepralaimėjo jau 12 rungtynių Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos pirmenybėse. Nevėžio puolėjas Aivaras Lyberis tapo rezultatyviausių Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos puolėjų, pelniusių 24 įvarčius. Mums nieko nelėmė, tas rungtynės būtume pralaimėję, vis tiek čia mums kaip. Bet vyrai sukovojo. Laimėjom. Kas rungtynės gerai, 3 taškai laimėjom, mums jų nereikėjo, bet yra, nežinau, tiek progų turėti, gali iš proto išvaryti. Kaip šiandien. Gerai, kad 2-0, jeigu 0-0, o ten kamuolys skraido, negalim įmušti. Nežinau, kas čia, ar čia galo, ar atsipalaidavo visai visiškai, bet jau eilė rungtynių. Su Jonava neįmušėm nubaudė, gerai, kai jie nenubaudė mūsų. Tai ką noriu visus fanus, gerbėjus, visus rėmėjus, viską pasveikinti su sidabru, nepavyko paimti tos pirmos vietos. Jeigu dar kitą metą išliksim, galbūt pasitaisysim. Daug žaidėjų yra tokių, kurie jau žaidžia. Pavyzdžiui, Lyberis, tai jisai kaip puolėjas, tai daug įvarčių muša, rezultatyviausias. Dėl žaidėjų kalbant, tai atsiskleidė mūsų komandai, galbūt atradom tą gynėją, kur pradžioj nebuvo, dar neįsirašė, Tomas Janušauskas vidury lošė, kaip vadina brolis. Reiškia, labai gerai, nes paėmus 3 ratą, mes turbūt tik 2 taškus praradom per 3 ratą. Tai gynimą galime, jeigu 2 taškai ir 2 įvarčiai per 9 rungtynės, tai aš skaitau labai gerai. Tai mes taškus išbarstėm 1 ratą ir 2. Reiškia, kaip čia pasakyti, gal čia mano kaip trenerio, kadangi komplektaciją tai treneris atlieka, tai galbūt aš galiu pasakyti savo daržą miestą Akmenį, kad per daug žmonių turėjom, per daug, pasitikėjau gal tais, kad jie sužais, bet netitiko ir 3 ratą atradom tą pagrindą, kaip imkim, kurie man, pavyzdžiui, nereikia iš vakaro galvoti, žaisti tas ar tas, jau praktiškai viskas aišku. Tai jie žaidė, 3 ratas ir parodė, kad mes, aišku, pastiprinom, Rafa, šitas gruziniukas, Giga dadėjo mums čia. Šiaip, dabar tą komandą, jeigu išlaikius dar vieną kitą, kitą metą jau galėtumėm galvoti gal kažką tai rimčiau. Labai daug taškų išbarstėm ten, kur nereikėjo. Jeigu norim čempionais tapti, negalim su tais outsideriais pralaimėti.